Kraujagyslių endotelio augimo faktorius arba angliškai VEGF yra nepaprastai svarbus naujų kraujagyslių susidarimui, augimui ir išlikimui, o tai būtina normaliam vaisiaus vystymuisi. Jau dabar žinoma, kad VEGF vaidina pagrindinį vaidmenį angiogenezėje susijusioje su naviko augimu. Naviko dydžių viršijus 1-2 mm, jo vietinė kraujotaka nebepatenkina padidėjusio deguonies ir maisto medžiagų poreikį. Naviko hipoksija skatina onkogenų ir kitų proangiogeninių ląstelių augimo faktorių aktyvaciją, kuri savo ruožtu stimuliuoja padidėjusią VEGF ekspresiją. Naviko išskiriami kraujagyslių endotelio augimo faktoriai prisijungia prie specifinio endotelio ląstelių receptorių VEGF1 arba VEGF2. Taip pradėdami signalų grandinę, inicijuojančią naviko augimą, užtikrinančių kraujagyslių augimą ir vystymąsi. Navikose esančios brandžios kraujagyslės nėra priklausomos nuo VEGF. Tačiau nuo navikų išskiriamo VEGF priklauso naujų kraujagyslių augimas, vystymasis bei išlikimas. Ši funkcija yra svarbi naviko augimui, gyvavimui ir metastazavimui. Sukūrus VEGF specifinius antikūnius, blokuojančius naujų kraujagyslių augimo centrinį stimuliavimą, būtų galima sutrikdyti naviko progresavimą. Tokio VEGF blokavimo metu sukeliama naviko kraujagyslių endotelio ląstelių apopteozė ir taip sutrikdomas kraujagyslių vystymasis bei skatinama naujų nebrandžių naviko kraujagyslių regresija. Labiau diferencijuotos naviko kraujagyslės gali likti nepakitusios, taip sudarydamas galimybę chemioterapinių vaistų patekimui. VEGF blokavimas, sutrikdydamas gyvybiškai svarbių medžiagų patekimą, sustabdo naviko augimą. VEGF blokavimas tai nauja ir perspektyvi vėžio gydymo strategija.